Man Ernestas tokį laišką, sveiki radistai, norėčiau, kad patikrintumėt, ar mano mergina yra ištikima man. Man kyla įtarimas, kad ji draugauja su kitu, jos vardas yra Laura, ji žavi, liekna, linksma. Aš su Laura draugauju jau 3 metus, man ji labai rūpi, bet nežinau, ar aš jai rūpiau. Galimas dalykas apsimest kitų vaikinukų, kuriam numerį davė jos gera draugė, Eurika. Gerai, pabandom. Hebra, galit jūs per zipfm.lt parašyti, kas klausot internetu, kas klausot per bangas. Klausau? Labas, Laura. Labas. Netrukdau tavęs. Ne, o su kuo kalbu? Tomas. Labai gerai. Yes. Nu gerai, galim kalbėti. Kaip tu? Aš gerai. Tokia paslaptinga kažkokia šiandien. Tu įsijungęs gal garsiaką kalbėti? Jo, žinok, nes mano sugedo kažkas telefoną atsitiko, tai dabar tik taip galiu kalbėti. Tikiuosi nieko to. Ne, viskas gerai, tik savaidą girdžiu. Sorry, žinok, bet tai mano kažkaip visi sako, kad net pažįsta, nesuprantu, kas čia yra patranko, atrodo, bet kažkas, nežinau, nešiau taisyklę, bet nieko neveikia. Žodžiu, nesvarbu. Kaip tu? Gerai. Tokia nustebus. Kažkaip net pažįstu balsą tavo. Aš sakau, kažkas va, atrodo riek nerieku, žinai, ir nesupranti, kas dar. Klausyk. Taip. Žinai, ko atskambinau? Ne. Kaip tau atrodo? Nežinau. Kodėl tau Tomas gali skambinti? Kaip? Kodėl gali skambinti aš tau? Aš nežinau, pasakyk. Nesakyk. Negaliu sakyti, kažkaip nekyla... Negaliu, nežinau, ką aš to galiu pasakyti. Tiesiog norėjau tavo balsą išgirsti viskas. Rimtai? Jau. Oba. Taip kvailai jaučiuosi dabar, žinai. Tai kodėl? Ką žinau? Vis kokiai sakai? Tai aišku. Galiu gal dažniau paskambinti tau? Nu gali, jei tik nori. Aišku, kad nori, nes tą parodau. Nu va. O galėčiau parodyti, ar kaip? Nu, tai padaryti. Žinai, kartais sudėtinga, nes nežinau, ką tu galvoji iš vis ir viską. Nu jo, bėda. Nu ką žinau, ne visada žinai. Neįlysi į tave. Nes žinosi, ką tu mastu ir vanašiai. Ne. Bet aš šiaip tai galiu tau skambinti, galiu kiekvieną dieną po 3 kartus, žinau. Ne, tai pamokų metu tai nelabai išeis. Ne, tai... 3 kartus į dieną. Tu pavyzdžiui, po pamokų vieną kartą, tada vakare ir tada prieš einant miegot. Nu, gali bandyti. Palinkėsi, žinai, labos nakties. Taip. Ir dar duosiu tągi. Kaip tas vadinasi, bučkį tokį, kad, nu, tipo. O kodėl man čia kažkokį numerį rodo ne tokį? O kokį turėtų rodyti? Nu, aš nežinau. Ne, kai aš sakau, skambinu dabar pasijungęs per tą paprastą namų. Aš žiūriu, kad man ne toks. Ten 1-1 galas turi baigtis kažkaip. Ir 1-0, ja. Jo. Taip. Klausyk. Taip. Kaip keistas taim kalbėti, taip nelabai žinau. Tai gana, kad kalbėjau. Ką? Nu jo, bet... 3 mėnesius. Jo, bet kažkaip tai, žinai. Nesiaudį taip. Nu, kad nelengva, žinai. Tai pasistenk. Gerai, palauksiu, sukaupsiu. Nu, laukiu. Tai va, nu, Laura, iš tiesų, ką žinau, kodėl tau skambinu? Skambinu, nes kažkaip, nu, man norisi tau skambinti. Nu, tai gerai, tai ir skambink. Tai užsimanai visi skambink. Jo, bet tu skambintų jau gal tau, žinai, čia. Aš 3 kartus, koks dar Artūras 3 kartus, dar kas nors 3 kartus, tai žinai, pasimesi po to. Koks Artūras? Ne, aš ta prasme vardais. Šiaip tik, sakau, ale. Jeigu visi pradės skambinti, tai... Man niekas neskambina. Eik. Tai va, ja. Taip pat dar nieks nekabina tavęs panašiai, ne? Ne, nu...
Palikit šitą. Kur palikti šitą? Paslapty. Nu jo. Jo. O nenorėtum kada nors, ką žinau, susitikti? Kada? O kada? Nu, turbūt po pamokų. Tai jo, nu... Ar tau sudėtinga kažkaip suplanuoti, suderinti? Palabiški, mama. O, mama. Ne, nieko to. Bet aš iš tikrųjų nežinau savaitgalį daugiau kada. Savaitgalį? Jo, nes ir pats turbūt užsiėmęs, ar ne? Jo, šiaip užsiėmęs, bet žinai, kaip dėl tavęs aš galėčiau viską, realiai viską mesti. Ir kažką tai nuveikti smagaus. Pavyzdžiui, nežinau, man, žinai, kartais bet ką gali veikti, kai patinka žmogus, gali, nu, ta prasme, būti su to žmogumi ir daryti bet ką. Tai aš tiesiog nežinau, ką darytumėm, bet man smagu būti šalia tavęs. Matai, tai labai gerai. Gerai? Pavyzdžiui, nuneš šitą padėk ant sekcijos. Nu, tai kad nepamirščiau. Ir pasiždėti pamokų. Aha. Tai va, gerai. O ką tu pati galvo apie mane? Nu, sakyk ties, prasme, aš kažkaip nemėgstu, žinai, nu, kaip, tipo, kažką čia, tipo, telefonu gražiai, kažką aš neka, o iš tikrųjų nieko taip nėra. Tai tiesiog, tu ką tu galvoji, sakyk. Ar sunku pasakyti? Ne, nesunku, kodėl. Nu, ką žinau. Tai aš pagalvot. Tai va, nuo ko pradėti, aš iš tikrųjų daug ką galvoju. Nu, kažką. Nežinau, bent aš kažkiek tau, tipo, patinku, nepatinku. Tai. Tuoj, ką tu ten darai? Nieko, mama slampinėja, tai žinai. Tai va, iš tikrųjų, iš pradžių galvojau, kai pradėjom bendrauti, kad, nu, toks esi nerimtas. Nu, sakiau, man atrodo, tai tau, kad toks nereikėčius. Ir ypač labai, nu, taip atrodydavo, kai susirašinėdavau ir vis neatrašinėdavau. Nu, tai toksai, atrodo, čia ir kabini, bet to pačiu ir nieko. Taip. Tai va, o dabar nežinau. Keičias mano nuomonė. Į gerą pusę. Į gerą. Nu jo, bet, supranti, tai prasme, viskas yra gerai, kažkaip iš tavo pusės, bet yra tas vienas bet toks, ne? Yra. O ką tu apie tai, apie tą bet didelį galvoji? Jo, bet tai didelis, savai. Tu nori apgaudinėti, ar ką? Ne, tikrųjų, aš ko noriu, tai pirmą noriu susitikti, su tavim pabendrauti realiai, nu, pamatyti kaip kas ir tada galvot kažką. Nu jo, supratau, bet... O tai ką, Ernestas? Nu tai aišku, tai nežinotų apie tai. Ir šiaip aš, nežinau, aš galvoju, kad aš jam sugriaučiau gyvenimą, jeigu jį palikčiau, nes jis belė mane myli ir nežinau iš tikrųjų. Bet nu kartais tas noras būti vienai, ta prasme, nu. Tai tu jau nebemyli? Ne, nėra taip, kad nebemyli. Aišku, yra tas 2 metai, tai prisirišimas viskas yra. Labai dar didelį spaudimą daro tai, kad šeimos mūsų bendraut pradėjo ir ta prasme tikrai taip labai gerai. Ir labai daug tikisi iš manęs, jo, ta prasme tėvai ir durna taip. Okei. Čia taip susakei man viską? Jo. Ne kažką. Ne kažką, Laura, tikrai ne kažką. Atrodo, dabar ir tau suteikiau vilčių ir tartu, tai nelabai, ne? Nu, kaip čia pasakyti, žinai, tos viltis man. Jau 2 metai, ne?
Jo, Laurutė, klausyk. Aš dabar kažkaip turiu irgi šitos situacijos kažkaip išsikapanot, nes vis tik esu turbūt dabar tas žmogus, kuris padarė tai, kad Ernestas, ko gero, viską žino. Ką? Laura, tau skambina radio stotis Zip FM. Zip FM. Hebryte, dar taip kvailai nesijaučiau gyvenime. Bet kaip sakant, Ernestai, padėjom tau atvertą akytes, kaip kas yra iš tikrųjų.